Labadiena, tai Ignalinos televizijos informacinė laida, apžvelgsime savaitės įvykius, rajono aktualijas. Pirmoji vasaros diena tradiciškai priklauso vaikams, tai buvo akivaizdu birželio 1-ąją pasisukiojus Ignalinos gatvėse. Tądien vaikų juokas, dainos ir šypsenos sklido visoje Žemės planetoje. Jau kelis dešimtmečius visame pasaulyje birželio 1-ąją minima Tarptautinė vaikų gynimo diena, Ignalinoje šiemet buvo švenčiama ypač plačiai ir triukšmingai. Jau vidurdienį vaikų linksmybės prasidėjo Laisvės aikštėje, kuri net kelioms valandoms virto žaidimų šalimi. Čia kiekvienas galėjo rasti savo mielų užsiėmimų pagal poreikį, norus ir galimybės. Sportiškiau nusiteikę vaikai čia galėjo išbandyti rankos taiklumą, sudalyvauti riedutininkų, dviratininkų ar riedlentininkų varžybose. Kiti šventės dalyviai piešė ant asfalto, žiūrėjo breikerio iš Vilniaus pasirodymą bei dalyvavo daugybėje kitokių vaikams skirtų atrakcijų. Čia pat Laisvės aikštėje vyko ir dalis rajono moksleivių dainų ir šokių šventės, kurios metu įvairiausių stilių šokius pristatė jaunieji viso rajono šokėjai. Plojimais buvo sutikti ir neseniai Ignalinoje vykusio respublikinio konkurso Mes dizaineriai laureatai. Ypač didelio ir vaikų, ir suaugusiųjų dėmesio tądien sulaukė ir specialiai Ignalinos mažiesiems surengtas motoklubo Pašėlęs greitis pasirodymas. Vėliau vaikų gynimo dienai skirta rajono moksleivių dainų ir šokių šventė persikėlė į pievelę už kultūros centro. Čia jūrinė tematika dekoruotoje scenoje koncertavo rajono moksleivių chorai, ansambliai, liaudiškos muzikos kapelos bei kiti kolektyvai. Na, o savivaldybė vaikams dar dovanojo ir grupės Delfinai koncertą. Birželio 5 dieną Ignalinoje lankėsi Lietuvos kino studijos kūrybinė grupė ir filmavo medžiagą valstybės kino metraščiui. Meras Bronis Ropė svečiams Ignalinoje parodė svarbiausius objektus, jau veikiančius ir dar statomus, taip pat papasako apie planus ir perspektyvas vandentiekio, šilumos ūkio pertvarkymo, sporto, pramogų, turizmo ir verslo paslaugų plėtros srityse. Režisierius Antanas Maciulevičius rajono vadovui uždavė nemažai klausimų apie savivaldą ir jos problemas, bei šiandien savivaldybių turimas galias ir tai, kuo savivaldybių pozicijų tvirtinimui gali pasitarnauti Europos institucijos. Meras turi ne tik didelę vadovavimo Lietuvos savivaldybių asociacijai patirtį, jis yra ir Europos tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso narys, Lietuvos delegacijos sekretorius, aktyviai besirūpinantis Lietuvos savivaldos situaciją ir jos plėtrą. Meras Bronis Ropė teigė, jog galima ir reikia įtakoti centrinę valdžią, kad su savivaldybėmis būtų dalinamasi teisėmis, lėšomis, taip sudarant sąlygas vystytis regionams. Vietinė ir centrinė valdžia turėtų būti partnerės, todėl ir reikia siekti pasikeitimų šią linkme. Kaip pavyzdys galėtų būti Danija, kurioje įvykdytas valdžios decentralizavimas davė puikių rezultatų. Aptardamas darbą savivaldos srityje, rajono vadovas akcentavo komandinio darbo ir perspektyvų sprendimų svarbą, kurių dauguma turi kilti iš gyventojų norų. Vėliau trumpo interviu Ignalinos televizijos laidai buvo paprašytas pats režisierius Antanas Maciulevičius. Šiandien Ignalinoje filmuojama medžiaga valstybės kino metraščiui. Sakykit, kodėl pasirinkot šį kraštą? Na, todėl, kad rūpi Lietuva, jos likimas, Lietuvos kraštų likimas. Ir pagaliau pagal tematiką valstybės kino metraštis visada valstybės metraščiui fiksuoja reikšmingus tų metų, sakykime, statybų objektus arba ryškės Lietuvos asmenybės. Tai dvi priežastys, dėl ko atvažiavom į Ignaliną, tai Ignalinos mero Ropės asmenybė. Manome, kad Lietuvos merų portretų galerijoje ši asmenybė yra išskirtinė savo kūrybinėmis galiomis ir iš tikrųjų įtaka krašto atgimimui. Tai bene svarbiausia priežastis, na ir tie pokyčiai, kurie vyksta Ignalinos krašte, jie yra viltingi. Manome, kad greitų laikų šio krašto atgimimas yra neišvengiamas ir todėl mes esame kaip ženklas. Jeigu į tą kraštą atvažiuoja valstybės metraštis, reiškia pokyčiai valstybės gyvenime iš tiesų bus reikšmingi.
Na ir tie objektai, kuriuos mes šiandieną filmuojame, jie išties yra išskirtiniai Lietuvos mastu. Aš turiu galimybę palyginti, mes filmavom ir kitose seniūnijose, savivaldybėse, kraštuose. Tai žinoma, ta dinamika veiksmo, to vystymosi dinamika, kur vyksta Ignalinos krašte, jinai yra išskirtinė. Galbūt jai gali prilygti druskininkai savo temperamentu ir savo jėga. O šiaip dėja yra kraštų Lietuvoje, kur iškyla labai rimtas klausimas, ar mūsų valdžiai reikalinga tauta. O Ignalinos krašte matosi, kad ir žmonės reikalingi, ir tarpusavio santykiai geri, ir čia pabuvus nors truputėlį pats susidegi tokiu optimizmu ir noru gyventi. Praėjusią savaitę, kai Lietuva tiesioginė ta žodžio prasme duso nuo karščio, vakarų Europos šalyse buvo vėsu ir drėgna. Nyderlanduose gyvsidabrio stulpelis tesiekė 15 laipsnių šilumos. Tačiau bet kokiu atveju kelionės svetur palieka neišdildomų įspūdžių. Šį kartą tai buvo studijinis vizitas į Nyderlandus, tai Interreg 3A projekto dviračių takais per Baltijos ežerų kraštą renginys. Projekte dalyvauja Lietuvos, Latvijos, Baltarusijos pasienio savivaldybės, kurias vienija Euroregionas ežerų kraštas. Iš viso 19 partnerių. Projektas iš dalies finansuojamas ES. Studijinio vizito į Nyderlandus arba Olandiją tikslas susipažinti su dviračių takų infrastruktūra, ankstesniuose mokymuose įgytas žinias pritaikyti praktikoje. Todėl pirmiausia atvykę į šią šalį sėdome ant dviračių, pasibalnojome paspirtukus ir pirmyn. Buvo smagu važiuoti gerai įrengtais dviračių takais, kurie Olandijoje platesni už šaligatvius. Iš viso Olandijoje 10 000 km dviračių takų. Olandijos studijiniam vizitui pasirinkta neatsitiktinai, nes dviratis Olando gyvenimo būdas. Čia mina pedalus senas ir jaunas. Miestų gatvėmis smagiai švilpia dviratininkų būriai. Šalyje gyvena 16 milijonų gyventojų, teigiama, jog 80% Olandų turi dviračius, jų beveik dvigubai daugiau nei automobilių. Dviratis čia kainuoja nuo 100 eurų. Beje, čia didesnė tikimybė nukentėti nuo į pėstįjį važiavusio dviratininko, nei patekti po automobilio ratais. Studijinio vizito metu lankėmės kaimo turizmo sodybose, bendravome su sodybų savininkais, kurie noriai dalijosi savo patirtimi, atsakinėjo į klausimus. Mūsų pašnekovai sakė mėgstantys savo darbą, kadangi šis atitinka jų pomėgius. Malonu daryti tai, kas patinka, laukti atvykstančių turistų, čia pat kaimo aplinkoje vaišinti juos arbata ar pasiūlyti savos gamybos ledų, ramybę ir poilsį nuo miesto triukšmo. Klumpės. Olandijoje jos ypatingos puoštos ornamentais, dažytos ar lakuotos ir iki šiol dėvimos. Mūsų kalbintas ūkininkas sakė, patogu, žiemą kojos nešąla, vasarą lengva įsispirti tiesiog basomis. O mums viešintiems Olandijoje gražu, todėl dažnas grįždamas iš šios šalies parsiveža klumpės, kurias Olandijoje anksčiau dėvėjo tik turtingieji. Yra garsus olandų posakis Dievas sukūrė žemę, o Olandija Olandai. Matyt, taip sakoma, kadangi Nyderlandai arba Olandija žemumų kraštas prie Šiaurės jūros. Daugiau nei 50% Olandijos teritorijos yra žemiau jūros lygio. Daug kartų jos teritoriją buvo užliejęs vanduo, todėl Olandai turėjo kovoti su jūra, statyti pylimus ir sausinti žemę. Norėdami apsisaugoti nuo potvynių, Olandai pylė pylimus jau prieš 2000 metų. Dabar didelė dalis šalies gyventojų gyvena nusausintose, sukultūrintose teritorijose. Maastrichte, seniausiame ir labiausiai į pietus nutolusiame Olandijos mieste, pasirašyta Maastrichto sutartis, kuria įkurta Europos Sąjunga. Olandija tankiausiai gyvenama Europos šalis, kurios konstitucinė sostinė Amsterdamas, miesto centras tarsi voratinklis išraižytas kanalų. Todėl viešintiems Amsterdame siūloma atrakcija plaukti laiveliu miesto kanalais. Tai savotiška kelionė miesto istorijos šimtmečiais. Dauguma kanalų iškasta dar 17 amžiuje ir buvo skirti gabenti krovinius. 3 metrų gylio miesto kanaluose gėlas vanduo. Amsterdame 165 kanalai, bendras jų ilgis daugiau nei 100 km. Beje, laivybos kanalų ilgis Olandijoje beveik 5000 km ir tai daugiausia pasaulyje.
Išskirtinis Olandijos bruožas nuo praeivių smalsių akių už užuolaidų nepaslėptas gyvenimas. Paprotys namuose nekabinti užuolaidų Olandijoje išlikęs nuo inkvizicijos laikų. Šitaip tarsi buvo sakoma, nedarome nusikaltimų, todėl neturime ko slėpti. Į akį krinta tvarkingi želdiniai bei visur auginami rododendrai. Rododendrai Olandijoje, kaip alyvos Lietuvoje, žydi prie kiekvieno namo. Šalies sostinė Amsterdamas miestas pilnas kontrastų. Čia jis virpa gyvenimu, o jau po akimirkos jis ramus, savas, prašmatnus, egzotiškas ir, sakoma, pats romantiškiausias miestas pasaulyje. Dar svetingas, tolerantiškas kitataučiams. Nuo 16 amžiaus Amsterdamas yra pasaulinio garso deimantų šlifavimo centras. Apsilankius taip vadinamame deimantų centre, galime ir grožėtis ir pirkti juvelyrinių dirbinių su deimantais. Amsterdame yra daugiau nei 50 muziejų, kuriuos kasmet aplanko milijonai lankytojų. Tarp populiariausių jų Van Gogo muziejus. Jame saugoma apie 200 jo drobių ir 500 piešinių dailininko laiškai. Vertas dėmesio ir Madame Tussauds vaškinių figūrų muziejus. Amsterdamas yra garsus savo raudonųjų žibintų kvartalu. Teigiama, jog 90% žmonių, kalbėdami apie Olandiją, paprastai pamini narkotikus. Taip yra ne todėl, kad Olandijoje jų daug suvartojama, o todėl, kad čia galioja gana liberalios silpnųjų narkotikų vartojimo taisyklės. Olandija buvo pirmoji valstybė Europoje daugiau nei prieš 20 metų legalizavusi kanapių vartojimą. Šiuo metu 450 Amsterdamo kavinių jų laisvai galima nusipirkti. Kanapių reklama draudžiama, o vartotojas turi būti vyresnis nei 18 metų. Olandija didžiausias pasaulio gėlynas, kasdien čia parduodama iki 20 milijonų gėlių. Ir tai yra 4% eksporto vertės pelno. Harlemo, Leideno gėlių aukcionai didžiausi pasaulyje. Keukenhofo gėlių sodas veikia kasmet nuo kovo 23 iki gegužės 25 dienos. Haga – trečias pagal gyventojų skaičių šalies miestas, jos administracinis centras. Čia yra vyriausybės rezidencija, parlamentas ir karalių rūmai. Haga įsikūrusi Šiaurės jūros pakrantėje, istoriniuose šaltiniuose minima 1242 metais. Netoli nuo Hagos įkurtas Maturodamo miniatiūrų muziejus, jis taip ir vadinasi Visa Olandija miniatiūrose. Sukiojantis tarp maketų 25 kartus sumažinto viso, kuo žymi Olandija, pasijunti milžinų nykštukų šalyje. Anksčiau visi modeliai buvo daromi tik iš medžio, dabar naudojamos ir kitos medžiagos. Viskas labai realu. Žmogaus ūgio pastatai, tikri tik mažesnio dydžio augalai, daugiau nei 5000 miniatiūrinių medžių. Judantys, plaukiantys, važiuojantys maketai, įspūdingi Olandų architektūros pavyzdžiai. Šio miniatiūrinio miesto plotas 18 000 kvadratinių metrų. Teritorija išraižyta kanalais, kuriuose puikiai jaučiasi žuvys. Pigiausias būdas nuvykti į Olandiją yra autobusas, tačiau važiavimas užtrunka 1,5 paros. Patogiausia skristi lėktuvu, tuomet kelionė trunka 2,5 valandas. Grįžtame iš Olandijos per Vokietiją. Berlyne, kaip visada, triukšminga, judru. Berlynas jau skendi žydinčių liepų aromate bei rožėse. Čia, kaip ir Olandijoje, apstu kontrastų. Akis, Olandijoje pripratusi prie tvarkingų gėlynų, želdinių kompozicijų, Berlyne fiksuoja kiek kitokius vaizdus. Kad ir kaip geras svetur pasiilgsti savo krašto akiai įprasto kraštovaizdžio. Todėl pasisotinę įspūdžiais bei reginiais skubame namo, kur paklausti kaip sekėsi kartojame banalią frazę. Geriau vieną kartą pamatyti, negu 100 kartų išgirsti. Paskutinėmis besibaigiančių mokslo metų dienomis visose šalies mokyklose šiemet pirmą kartą buvo surengtos žaliosios pamokos. Jų metu Lietuvos moksleiviai supažindinti su darnaus vystymosi principais bei paskatinti aktyviai rūpintis aplinką. Pabrėždami asmeninio pavyzdžio svarbą, pirmąją žaliąją pamoką vienoje iš Vilniaus mokyklų gegužės pabaigoje vedė švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė bei aplinkos ministras Arūnas Kundrotas. Visuomenės nuomonės tyrimai atskleidė, kad domėtis aplinkosaugos temomis vaikus skatina mažiau nei 6% Lietuvos gyventojų. Ši tendencija rodo, kad šeimose mažokai kalbama apie gamtos ir aplinkos saugojimą, puoselėjimą.
Šiemet pirmą kartą Švietimo ir mokslo bei aplinkos ministerijų kartu su didžiosiomis šalies pramonės įmonėmis inicijuota aplinkosauginė akcija Žalioji pamoka ir buvo skirta dar sykį vaikams priminti apie tai, kaip svarbu saugoti mus supančią aplinką. Didžiausios rajono švietimo ir ugdymo įstaigos Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinės mokyklos moksleiviai Žaliosios pamokos akcijoje dalyvavo itin aktyviai. Šios mokyklos aštuntokai birželio pradžioje vykusiose žaliosiose pamokose aktyviai diskutavo įvairiomis ekologinėmis ir aplinkosaugos temomis, o kelių 6 bei 7 klasių moksleiviai šią savaitę vykusioje jungtinėje pamokoje vieni kitiems pristatinėjo savo sukurtus socialinės reklamos plakatus ar netgi pantomimos pagalba vaizdavo aplinkosaugos problemas, kurias čia pat ir bandė spręsti. Simboliška, jog antradienį vykusi Česlovo Kudabos pagrindinės mokyklos 6 ir 7 žalioji pamoka sutapo ir su tarptautinė aplinkos apsaugos diena. O paprašyta plačiau papasakoti apie jaunųjų kudabiečių vykdomus aplinkosauginius projektus, šios mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Trapikienė sakė, jog žalioji pamoka Česlovo Kudabos mokykloje susilaukė išties nemažo moksleivių susidomėjimo. Iš tiesų, akcija vyksta pirmus metus, ją organizavo Švietimo ir mokslo ministerija bei Aplinkosaugos ministerija. Na, o pagrindinis akcijos tikslas – tai sudominti jaunimą šalies ir mūsų regiono, mūsų krašto, miesto aplinkosaugos problemomis. Kokiagi vyko veikla? 8 klasės rengė debatus tomis temomis. Temos buvo labai įvairios, pradedant tuo, kurie malonu leisti laiką gamtoje ir baigiant globalinėmis problemomis, tokiomis kaip klimato pokyčiai ir panašiai. 7 klasės dalyjosi į grupės ir rengė projektus, socialinės reklamas gamtosaugos tema. Toliau ir salėje pristatinėjo savo plakatus, patarimus įvairiausius, pantomimas ir kitą veiklą. Pasak direktoriaus pavaduotojos, pastarosiomis dienomis visoje šalyje vykusios žaliosios pamokos iš tikrųjų tėra šiek tiek įdomiau organizuota teorinė veikla. Tačiau Česlovo Kudabos pagrindinės mokyklos moksleiviai, jos teigimu, nuolat dalyvauja ir daugybėje praktinių gamtosauginių projektų. Šį kartą yra vienkartinis renginys, tačiau veikla trunka visus metus. Tarkime, galėčiau paminėti šiemet pradinių klasių dalyvavimą respublikinėme projekte Pavasario diena žiemą maitina, kur taip pat jiem reikalingos buvo gamtosaugos žinios. Toliau galėčiau pasigirti mūsų jaunųjų gamtininkų veikla. Jie bendradarbiauja su miškų urėdija ir kiekvienais metais yra ir inkilėliai keliami, ir medelių važiuoja sodinti, dalyvauja visur, kur tik tai yra reikalinga jų pagalba. Na, taip pat jau tradicija, kiekvienais metais pavasarį mes tvarkome aplinką mieste ir aplinkui mokyklą, teritoriją, ten, kur paprašo seniūnija ir kur reikia mūsų žmonių. Tačiau svarbiausias dalykas, kuris geriausiai moko vaikus kurti gražią ir švarią aplinką, suaugusiųjų pavyzdys. Jauniesiems kudabiečiams mokyklos aplinkoje blogų tvarkymosi pavyzdžių sunku būtų rasti. Kai aplink žydi šimtai ar netgi tūkstančiai puikiai sukomponuotų gėlių žiedų, tuomet ir šiukšlę numesti ne vietoje ar kitaip teršti aplinką atrodo tiesiog nepadoru. Kurti gražią ir švarią aplinką ir jos nedarkyti, kaip tik ir kvietė visos šalies mokyklose pastarosiomis dienomis vykusios žaliosios pamokos. Labą dieną. Informacija iš policijos komisariato. Per šią savaitę užregistruotos 3 nusikalstamos veikos, 2 vagystės, 1 nesunkus sveikatos sutrikdymas. Avaringumo analizė. Avaringiausios vietos – Ignalinos miestas, kelias Vilnius Zarasai, avaringiausias laikas – sekmadienis nuo 16 iki 20 valandos. Per savaitę užregistruoti 8 eismo įvykiai. Sužeistas 1 žmogus. Visi eismo įvykiai įvyko dėl vairuotojų kaltės. 2 eismo įvykiai įvyko dėl girtų vairuotojų kaltės. Eismo įvykiai. Birželio 1 dieną Ignalinos mieste, vasario 16 ir Atgimimo gatvių sankryžoje, Dūkšto miesto gyventojas nelygiareikšmių kelių sankryžoje vairuodamas automobilį Volkswagen Charan
Važiuodamas šalutiniu keliu nepraleido pagrindiniu keliu važiavusio automobilio Audi 80, kurį vairavo Girminių kaimo gyventojas. Ir susidūrė. Įvykio metu žmonės nenukentėjo, apgadinti automobiliai, vairuotojai blaivus. Birželio 1 dieną Meironių kaime Ignalinietė, būdama blaivi, vairuodama automobilį Ford Mondeo, atsitrenkė pakelėje augančius medžius. Įvykio metu žmonės nenukentėjo, apgadintas automobilis. Birželio 1 dieną prie Senojo Dukšto kaimo Visagino miesto gyventojas paliko automobilį Mazda be priežiūros. Automobilyje paliko užvedimo spynelėje raktelius ir įjungtą pirmą pavarą. Automobilyje sėdėjo mažametė mergaitė, kuri žaisdama užvedė automobilį. Automobilis pradėjo važiuoti ir atsitrenkė į priekyje stovėjusi automobilį Ford Mondeo, priklausantį Dukštelių kaimo gyventojui. Įvykio metu žmonės nenukentėjo, apgadinti abu automobiliai. Birželio 2 dieną į Ignalinos ligoninės priėmimo skyrių dėl kūno sumušimų buvo pristatytas 14-metis panevėžietis, kuris paguldytas į vaikų skyrių. Nustatyta, kad minėtas nepilnametis blaivus vairuodamas keturratį motociklą Kawasaki Laukymėje netoli Ginučių kaimo, važiuodamas į kalną apvirto. Įvykio metu nukentėjo vairuotojas, o kartu važiavęs kitas nepilnametis nenukentėjo. Birželio 3 dieną Ignalinos mieste Sodų bendrijoje Ąžuolas Valdas Paukštė, gyvenantis Ignalinoje Miško gatvėje, neturėdamas teisės vairuoti bet kokią transporto priemonę ir būdamas girtas, vairavo automobilį VAZ, kliudė kitą stovintį automobilį Opel Vectra, priklausantį Ignalinos miesto gyventojui, bei nuvažiavęs nuo kelio atsitrenkė į metalinę tvorą ir pakelės medžius. Vairuotojas iš įvykio vietos pasišalino. Įvykio metu žmonės nenukentėjo, apgadintos transporto priemonės. Pažeidėjas nubaustas 4000 litų bauda. Birželio 6 dieną kelyje Strigališkis Vaišniūnai 2 kilometre Bečiūnų kaimo gyventojas, vairuodamas automobilį GAZ, sankryžoje sukdamas į kairę, išvažiavo į priešinę eismo juostą ir susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu automobilį Nissan Primera, kurį vairavo Ignalinietis. Eismo įvykio metu nukentėjo automobilio Nissan Primera vairuotojas, kuris dėl sužalojimų buvo pristatytas į Ignalinos ligoninės priėmimo skyrių. Po medikų apžiūros jis paleistas gydytis ambulatoriškai, girtumui nustatyti iš vairuotojų paimtas kraujas. Per savaitę išaiškinti administraciniai teisės pažeidimai. 4 asmenys nubausti už girto pasirodymą viešoje vietoje. 1 asmuo už smulkų svetimo turto pagrobimą. 3 asmenys už nedidelį chuliganizmą. 1 asmuo už tėvų valdžios nepanaudojimą. 2 asmenys už taip vadinamo pilstuko laikymą. 2 asmenys už rūkymą draudžiamose vietose. Per savaitę išaiškinti 45 kelių eismo taisyklių pažeidimai. Išaiškinti 6 neblaivus vairuotojai. 24 vairuotojai, kurie viršijo leistiną greitį. 3 vairuotojai, kurie vairavo neužsisegę saugos diržų. Už vairavimą esant neblaiviems nubausti Veslava Bagdonavičienė, gyvenanti Ignalinoje Aukštaičių gatvėje, 1500 litų bauda ir atimta teisė vairuoti transporto priemonės 18 mėnesių. Alvydas Blaževičius, gyvenantis Ignalinoje Smėlio gatvėje, 2500 litų bauda ir atimta teisė vairuoti transporto priemonės 30 mėnesių. Valdui Cibulskui, gyvenančiam Milagėnų seniūnijoje Bernotų kaime, atimta teisė vairuoti transporto priemonės 24 mėnesiams. Šią savaitę etnokultūros filiale vyko seminaras Stovykla tradiciniai muzikos instrumentai. Seminaras Stovykla tradiciniai muzikos instrumentai prasidėjo birželio 4 dieną. Tai Švietimo ir mokslo ministerijos finansuojamas projektas, kurio veiklų metu mokiniai, daugiausia folkloro ansamblio Ratucis dalyviai, buvo supažindinami su tradiciniais senaisiais muzikos instrumentais ir mokomi paprastesnius iš jų pasigaminti bei išmokti groti. Mokymus vedė Šiaulių Saulėtekio vidurinės mokyklos mokytojas, folkloro ansamblio vadovas Arūnas Stankus. Į Ignaliną atsivežęs pačių įvairiausių instrumentų. Iš tošės pagamintų ragų, ožragių, skrabalų, tabalų, ubikų bei dar kitokių. Būta ir kiek geriau pažįstamų, tai cimbolai, armonikos, smuikai. Šitas instrumentas gali išgauti
3 garsus. Tam dalykui reikia perstatyti lūpas laisvai, stipriau suspausti ir vėl perstačius reikia stipriau pūstelti ir tada pasiima aukštesnis garsas. Tai gal pirmiausia apie tą seminarą, ką čia suplanavęs esat išmokyti tuos vaikus ir ką jiem parodyti? Planai tai labai paprasti. Pirmiausia, reikėtų vaikams parodyti, ką jie galėtų patys pasigaminti ir aš pradžioje jau jiem paaiškinau, kad jie iš tikrųjų visko išradėjai yra ir pamėgdžiotojai, stebėtojai. Sakiau, kad ir aš tas pats vaikas esu irgi mėgstu stebėti, pamėgdžioti ir gali jie puikiausiai patys pasigaminti pačius elementariausius instrumentus, o paskui bandysim pereiti prie sudėtingesnių, kuriuos naudojau ūgesni žmonės. O jūs pats esat muzikantas ir iš kur tiek visko žinot apie tuos senuosius tradicinius instrumentus, kurie galbūt daugeliui pirmą kartą matomi? Aš esu Šiauliuose dirbantis muzikos mokytojas. Labai smagu mums, kad turime mieste žinomą žmogų Kalvį tautodailininką, liaudies meistrą, Albertą Martinaitį, su kuriuo mes pradėjom veiklą ir bendradarbiaujam kartu jau 8 metai. Ir mūsų veikla yra įdomi tuo, kad vaikai patys dalyvauja instrumentų gaminime ir po to muzikuoja tais pasigamintais instrumentais. Tai čia, ką aš seminarą atvežiau demonstravimui, tai yra mūsų mokyklos vaikų darbas. Ir jie vieni kitus po to moko, jau yra pagalbininkai man, kai kuriuose darbuose nebereikia mokyti. O jūs jau pats pastebit, matyt, ką vaikam duoda tas toks mokymasis, truputėlį kitoks ugdymas? Ypatingai paauglystės laikotarpyje vaikinam reikia kažkur išlieti energiją. Yra ir liaudėje, ir žaidimų, pavyzdžiui, užgavėnių žaidimas meškutė, kur reikia susikabinus rankom uksėti, riaumoti ir šokinėti ir stumti vienas kitą, arba dar daugelis kiemo žaidimų, per kuriuos jie išlieja save, visas emocijas, taip pat ir muzikos instrumentai. Kuo sudėtingesnis, tuo labiau reikalingas susikaupimas ir energija. Ir jiem tada jie per pertraukas pas mane, tarkim, nebeina į kiemą bėgioti, o eina pūsti ragus, daudytės. Mokytojas Arūnas Stankus džiaugiasi vaikų susidomėjimu ir greit su jais susibičiuliavo. Jis ne tik papasako apie instrumentus, jais pagrojo, bet ir kvietė kartu padirbėti. Pirmiausia, iš paprasčiausių nendrių stiebelių buvo gaminamos birbynės. Sandra, kodėl čia atėjai ir kas tau už tų instrumentų visiškai buvo nematytas ir pats įdomiausias? Atėjau dėl to, kad noriu išmokti, ką nors groti. Nematytas gal tas ožio ragas ir tas su kiaulės puslė. Ir šiaip labai įdomu, tas toks yra metaliukas, kur ten vibracija gaunasi ir iš tas toks garsas kaip šitas, kad, kapelos groja ir toksai vibracija gaunasi. Tai toks metaliukas ten yra. Jo, va šitas va, labai įdomu būtų išgauti tiesiog, išmokti. Na, o bene pats įdomiausias instrumentas, kuris taip pat konstruotas mokymų metu, tai kontrabosą primenantis dvistygis puslinis. Taip vadinamas todėl, kad jo gamybai reikalinga kiaulės puslė. Mokytojas pritvirtinęs vieną stygą, beje padarytą iš džiovintų kiaulės žarnų, specialiai televizijos žiūrovams parodė, kaipgi grojama pusliniu. Seminaro metu ne tik mokytasi, buvo organizuotos išvykos pas liaudies muzikantus, vaikai kartu su mokytoju aplankė ir Ignalinos rajone Gilūtų kaime gyvenantį žymųjį cimbolininką Joną Lechovicką. Birželio 7 dieną Ignalinos kultūros centre vyko rajono mokinių vaizduojamosios ir taikomosios dailės parodų uždarymo šventė. Rajono mokinių vaizduojamosios ir taikomosios dailės parodas Ignalinos moksleivių namai rengia kasmet. Organizatoriai džiaugiasi dalyvių gausa ir vis brandesnė mokinių kūryba. Nors kūrinių atranka yra gana griežta, tačiau geriausiai šių mokslo metų vaikų kūriniai vos tilpo 2 kultūros centro salėse.
Vaizduojamosios dailės parodoje eksponuojami 459, o taikomosios dailės 287 rajono mokinių darbai. Parodos buvo gausiai lankomos, jaunųjų kūryba džiaugiasi ir ignaliniečiai, ir miesto svečiai. Ar sunku buvo komisijai išrinkti tuos geriausius darbus ir ar keičiasi tos parodos, ką apie šių metų parodą galit pasakyti? Tas darbų geriausias išrinkimas yra visada pats sunkiausias darbas, kadangi paroda yra gan aukšto lygio ir jinai šiemet dar paugėjusi savo lygių, taip kad mes čia po 5 komisijos narius kiekvienai parodai vaikščiojom labai ilgai ir tarėmės ir galutiniam rezultate tikrai išrinkom gan daug laureatų ir tos laureatus paskirstėm į du lygmenis. Vienus švietimo skyriui, kaip tuos, kurios komisija, kad jie yra aukštesnio lygio, čia komisijos nuomonė, o kitus moksleivių namų padėkos raštais, kadangi moksleivių namai čia pagrindiniai organizatoriai to renginio, tai jie daugiausiai teiks tų laureatų diplomų. O ar galima būtų kažkurią mokyklą ar mokinius išskirti, sakykime, ar darbų gausa, ar labai dideliu kūrybiškumu? Labai daug, ypač vaizduojamosios dailės parodoje pateikusi yra Česlovo Kudabos mokykla, moksleivių namai, bet čia gal reikėtų išvesti pagal moksleivių skaičių, kiek mokosi toj mokyklai, sunku čia ir pasakyti. Visą laiką labai gražiai pasirodo Kazytiškio mokykla ir taikomojo, čia mokytoja Kajėnienė, ir taikomojo ir vaizduojamojo dailė, mokytojos Kajėnienės nuopelnas, jos kūrybiškas priėjimas prie mokymo. Taip pat Ignalinos rajono gimnazija abiejose parodose labai aktyviai dalyvauja. Mielagėnai, tai čia teisingai, aš biškį primiršau, Mielagėnai tai ypatinga aukšto lygio darbus atveža ir gan daug jų. Čia galima praėjus pro taikomosios dailės parodą labai daug rasti ir tų respublikinių laureatų jau esame matę. Aišku, jie vienų metų darbai, bet čia eksponuojami praėjusių metų, mokslo metų darbai. Čia toks reziumė visos mūsų kūrybinės veiklos ir tie darbai, kaip tik, kurie yra atkeliavę, kaip ir Mielagėnų, tai čia jau galima laureatus rašyti metinius, jeigu taip geriau pasižiūrėjus. Ketvirtadienį geriausių darbų apdovanojimo ceremonijos metu darbų autoriams ir jų mokytojams daug gražių žodžių pasakė ir savo pastebėjimais pasidalino renginį vedusi moksleivių namų keramikos būrelio vadovė Aldona Jakubovskienė, dailės studijos vadovė Nijolė Trinkūnienė bei Kazytiškio pagrindinės mokyklos mokytoja Olė Kajėnienė. Mokytojos sakė, kad apžiūrėjus parodas tikrai yra ko pasimokyti ir kuo pasidžiaugti, nes jaunieji menininkai labai kūrybingi, gabūs, moka įžvelgti, pastebėti, konstruoti, fantazuoti. Jų darbai žymi savęs ir kūrybinio kelio pajutimo pradžią. Spinduliuoja daug šviesos ir širdies šilumos. Beveik 100 jaunųjų kūrėjų buvo apdovanoti švietimo ir sporto skyriaus bei Ignalinos moksleivių namų padėkomis. Padėkos įteiktos ir mokytojams. Renginio metu koncertavo mažieji kolektyvo Dringelė šokėjėliai. Pastaraisiais metais Ignalina ir jos apylinkės pamėgę dviračių sporto atstovai praėjusį savaitgalį vėl rinkosi į vienas iš daugelio savo varžybų. Birželio 2 ir 3 dienomis čia vyko Lietuvos jaunių čempionatas. Šeštadienio popietę Ceikinių prieigose nusidriekusiose trasose vyko asmeninės lenktynės laikui, kuriuose dalyvavo 17 merginų ir 25 vaikinai. Merginų grupėje Lietuvos čempione šiose varžybose tapo Aleksandra Sošenko iš Vilniaus. Antroji finišavo taip pat vilnietė Katažina Sosna, bronzos medalį iškovojo Šilalės rajono atstovė Ieva Šiaudvytytė.
Sekmadienį jaunieji šalies dviračių sporto atstovai dalyvavo grupinėse lenktynėse. Pirmoji įveikusi 62 km atstumą, jų nugalėtoja merginų grupėje tapo Sabina Brazevič iš Vilniaus Sėkmino sporto mokyklos. Vaikinų grupėje Lietuvos jaunių čempionų grupinėse lenktynėse tapo klaipėdietis Darijus Džervus. Sekmadienį ryte Ignalinos Laisvės aikštėje vykusioje apdovanojimo ceremonijoje medalius asmeninių varžybų nugalėtojams ir prizininkams kartu su Dviračių sporto federacijos vadovais įteikė ir Ignalinos rajono vicemeras Henrikas Šiaudinis. Popiet vykusio grupinių lenktynių nugalėtojų ir prizininkų pagerbimo metu šalies čempionai buvo apdovanoti nusipelniusio Lietuvos trenerio ir daugkartinio čempiono Vytauto Venciaus taurėmis. Šiandien tiek, atsisveikiname neilgam savaitei. Susitiksime sekmadienį.